Sveiki visi Automoto LT kanale, su jumis sveikinasi Julius. Jau į standartinę savo apžvalgų vietos šiandien kalbėsime apie Nissan Ariya. Tai visiškai elektrinis SUV, su kuriuo Nissan bando įrodyti, kad jie gali konkuruoti su Tesla, Hyundai, Kia ar net Volkswagenu. Šiame video aptarsime ir parodysiu ne tik dizainą, bet ir techninius duomenis, baterijas, įkrovimo galimybės, realų atstumą. Pakalbėkime apie techninius duomenis ir kokios yra versijos. Tai Nissan Ariya turi dvi pagrindinės baterijas. Tai pirmoji būtų mažesnė 63 kWh naudingosios talpos ir didesnė 87 kWh naudingosios talpos. Variklių pasirinkimas tai yra vieno variklio versija priekyje varomų su 160 kW galia ir 300 N sukimo momentu, bei dviejų variklių, visų keturių varančių pavara, jau čia turime 225 kW galią ir 600 N sukimo momentą. Pagreitis su priekiu varomais ratais nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 7,5 sekundės ir visų varančių ratų pavara per 5,7 sekundės. Nuvažiuojamas atstumas nuo 400 km su 63 kWh baterija ir iki 530 km su 87 kWh baterija priekiu varomų. Įkrovimas yra galima įkrauti automobilį ir greitu, ir lėtu įkrovimu, tai lėtas AC yra iki 22 kW ir DC greitas įkrovimas iki 130 kW. Tai reiškia, kad nuo 10 procentų iki 80% automobilis bus įkrautas per 35-40 minučių. Matmenys būtų ilgis 4,59 cm, plotis automobilio yra 1,85 cm, aukštis 1,66 cm ir ratų bazė yra pakankamai ilga, tai 2,77 cm. Einame prie bagažinės. Bagažinės talpa yra 468 litrai, priekiu varoma versija, o jau visų varančių ratų versija jau šiek tiek mažesnė. Kaip nebūtų gaila, priekyje, kur elektromobiliuose jau įprasta rasti dar papildomą bagažinę nedidelę, čia jau jos nėra. Svoris nuo komplektacijos priklauso nuo tonos 900 kg iki 2 tonų 200, priklausomai, kaip ir minėjau, nuo versijos. Taigi tai pakankamai sunkus automobilis ir važiuojant ta masė tikrai yra jaučiama. Kalbant apie išorę, čia skonio reikalas. Ariya atrodo labai švariai, futuristiškai, be ryškių agresyvių linijų. LED žibintai priekyje tikrai atrodo įspūdingai, o užpakaliniai žibintai jungiasi į vieną visumą. Sėdame į vidų. Atsisėdus į vidų, pradžiai vietos kiek yra, tai esu aukštas žmogus ir iš karto susireguliavo kėdė, kaip aš nusistatęs, kad važiuoju. Ir čia vietos kojoms pilna, iki stogo lygiai taip pat yra dar nemažas atstumas. Nors ir automobilis turi panoraminį stiklą, vietos pilnumoj užtenka. Viduje mus pasitinka wow faktorius, paviršiai visi minkšti. Šitoj komplektacijoje, aišku, yra pilniausia komplektacija, tai matome, turime Bose garso aparatūrą, Alcantara verstos odos intarpai minkšti, porankiai minkšti, standartiškai elektriniai langai. Kadangi pilniausia komplektacija, čia turime ir kėdės elektrinės su atmintimi. Odos ir verstos odos sportiškas sėdynės, labai patogios, visur minkšta.
porankis yra reguliuojamas elektriniu. Aišku, eina ir beivėlis krovimas automobilyje ir iš įdomybių net ir atsidaro dėtuvė elektriniu būdu, paspaudus ant centrinės konsolės ir čia visur yra minkšta ir malonu liesti. Paspaudžiam close, užsidaro. Aria turi daug ką parodyti. Ekranai yra ryškus, aišku, kaip naudotis multimedija, turi Apple CarPlay ir Android Auto belaidžius prisijungimus, vairavimo pagalbos sistemos, adaptacinis kruizo kontrolė, juostų palaikymas, 360 kameros. Kokybė ir raiška labai gera. Vienas įdomus dalykas – valdymo mygtukai integruoti į prietaisų skydelį. Bandysim parodyti, čia galima pasireguliuoti švietimą. Regeneracija yra reguliuojama, bet tikro vieno pedalo režimo nėra. Aišku, galima ir įsijungti ir išjungti one pedal važiavimo, tai įjungus, atleidus gazą, automatiškai automobilis stabdosi, bet iki pilno sustojimo nesustoja. Nissan sako, kad tai padaryta dėl komforto, bet tiem, kas važinėja su Leaf, tikrai gali to trūkti. Sėdynės patogios, minkštos, turi šildymo ventiliacijos funkciją šitoj komplektacijai ir šildomą vairą. Gale erdvės užtenka net ir labai aukštiems keleiviams. Medžiagų kokybė, daug minkštų paviršių, beveik nėra pigios plastmasės, tad interjeras tikrai lenkia daugelį konkurentų. Sakyčiau, kad jausmas artimesnis premium nei tipiniam Nissanui. Einame į galą, sėsim. Į galą atsisėdus vietos tikrai užtenka ir yra daug. Aišku, čia labai padeda didelė ratų bazė, tai yra 2,77 m, tikrai jaučiasi. Galinės durelės lygiai taip pat kaip ir priekinės yra aptrauktos su versta oda Alcantara intarpu, rankinėlė atidaryti dureles, elektrinio lango mygtukai. Yra ir dėtuvė daiktams susidėti. Kas labai malonu, tai kad jau Aria yra visiškai pagaminta ant elektrinės platformos. Čia jau matome lygias grindis, nustebino minkšti šitie kilimėliai. Tikrai niekur nesusidūręs dar, tai priduoda tikrai premium jausmą ir net padėjus kojas jaučiasi, kad minkštai padėjai. Kaip ir priekį kombinuotas salonas, oda su versta oda. Einame į vidų. Centrinė konsolė gale turi Type-C ir USB jungtis, šildomos kėdės, turi daiktams pasidėti dėtuvę, panoraminis stogas, salonui priduoda daug šviesos, erdvės gale tikrai daug. Pereikime prie bagažinės. Bagažinė praktiška, bet tikrai ne per didžiausia. Palyginkim Ariją su konkurentais. Tesla Model Y turi greitesnį įkrovimą nei Arija ir daugiau galios. Hyundai Ioniq 5 lygiai taip pat turi greitesnį įkrovimą greitą iki 350 kW, tai dvigubai greičiau negu Arija. Kia EV yra sportiškesnis, greitesnė irgi lygiai taip pat įkrova. Volkswagen ID4 pigesnis, bet paprastesnis. Arija tarp jų atrodo kaip solidus, komfortui orientuotas automobilis.
kuris labai tinka tiems, kas vertina ramų premium stiliaus važiavimą. Tad jums rinktis, ko jūs norite. Apibendrinant, Nissan Ariya tikrai nustebino. Tai nebe tiesiog Nissan, o automobilis, kuris gali konkuruoti net su premium gamintojais. Ar jis tobulas? Ne. Programinė įranga dar neideali, įkrovimas spartus galėtų būti greitesnis, o svoris mažesnis. Bet jei tavo prioritetas yra komfortas, tylus važiavimas ir modernus interjeras, Ariya yra labai stiprus pasirinkimas. O dabar jums klausimas, ką rinktumėtės? Ariya, Tesla Model Y ar Hyundai Ioniq 5? Parašyk komentaruose, nes man pačiam įdomu, ką labiau vertina mano auditorija. Nepamiršk paspausti patinka ir prenumeruok kanalą. Kitame video turėsiu dar vieną įdomią apžvalgą. Iki greito!